kaip jūs visi gerai supratote, ir matyti ir Lietuvos aktorių, artistų, dailininkų, poetų, bronius Gražys. Amžio būsenčio tik blogą pumpurą rodo. O štai kad čėsas jau žydėti pareina. Štai viens kaip ponaitis poniškai šokinėdams, o kis būriškai kaip burvaikis bėginėdams, savo jaunas dienas glupai gaišindami loštą. O štai kad ūsai pirmi jau pradeda želti ir kad darbus sunkokus jau tenka nutverti. Ai, kur dingsta glūks ir vaikiškas šokinėjimas. O kiek syklį. Ar su karšligė dar tik tmacką pasuka bėdžių. Kad kasos irgi kepurės su grožybėmis visom. Tai tikite skaityti. Ir kad vokietis tik keikt ir vokt nesigėdė. O štai tarp lietuvų. Vokim, kad į mus žiūrėdami blozdai šypsos. Ir kvailus štukius pramanydami juokius. O tu būtus iškeikt nesigėdė. Tu prancūziškas džiofas. Taigi dabar akcentais kalėdos jau prisartėm. Tai kaip iš vartų kalvyjas, kad jau randas įgruodas, mūsų rūpesčiams vėrniems juos parodom, ir į saujas mūsų žiūrėdams pašaro. Nežinom, kiek tai šventas laikas mūsų. Gerai, kad jau vardingai peržemanoja, grėčnas atrastėjimam kartą sulikusi. O Dieve, duok mums, kad šventės visas sulaikėja ir visų laukia naujmetį, bei šventai pasidžiaugia, vėl susikviestum dėms kaimyniškai pasisveikinti. Ir viename eilėraštyje jinai taip rašė. Karžygių mes Donelaitį minim, kurs laimėjo didžią kovą mums. Priešas kirto kumštim geležinį, o jisai kalbos gimtosios gražumu. Gražiau ir taika pasakyti turbūt būtų sunku. Todėl žvelgiant ir sugretinant, nepavyko pasisveikinti. Ėjau iš tą renginį tikrai pakylėtas ir pasiruošęs, kaip ir žadėjau praėjti. Kalbėti broniaus. Tai reikėjo perspėti, jeigu nesakėte. Po broniaus aš nedrįstu to daryti. Ir matyti, kad kitais metais galbūt mes pasikeisime eilėje, tada gal aš jį pamėginsiu. Tačiau šiandien aš visus noriu labai nuoširdžiai pasveikinti su naujaisiais metais. Aš noriu pasidžiaugti, kad kiekvienais metais mūsų čia vis daugiau ir daugiau susirenka. Aš linkiu visiems sveikatos geros. Ir kad nemažėtų, kad kiekvienais metais būtų vis daugiau. Donelaitis buvo kunigas, sakė. Jis buvo poetas. Jis buvo ir mokytojas.
Ir viską aš išdrysiu. Aš išdrysiu perskaityti pamokymą Donelaičio, kaip reikia gyventi, o tai bus akivaizdu, kad aš tikrai ruošiausi, tikrai studijavau Donelaitį, ateidamas šiandieną į mūsų susitikimą. Ir nedidelį eilėraštuką, jisai trumpas labai, kuris labai tinka mums visiems čia esantiems, mūsų miesto, šalies politikams, kaip maldelė tokia maža, kurią turėtume visi kartu savim nešiotis. Man be knygų neišeina. Beje, rašytas eilėraštis, vokiečių kalba verstas, Kurgino. Aleksio. Taip, čia parašyta A. Aleksys jau. Kiekvienam daryti gerą savo darbu ir žodžiu, visat elgtis taip, kaip dera, ir teisingas bus geidžiu. Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti, Dievą, žmonės jo mylėti, mano priederbė šventa. Aš manau, kad tie žodžiai tinka mums visiems. Ačiū. Kas dabar galėtų abejoti, kad šviesu, kadangi skaito poeziją. Ir ne tik tai savo kabinete, bet ir viešai miesto aikštėse. Sveikinam gerbiamą Rimantą Taraškevičių. Šiandien tokiu šviesiu ir teisingu keliu. Poezijos įkvėpti. Turime galvoti apie pasaulio pažinimą, apie kultūros sklaidą ir dėl to aš noriu pakviesti tarti žodį. Bičiuliai, kurie susirenkame kiekvienais metais gražų naujųjų metų rytą. Donelaičio metai yra prasmingi savo turiniu. Yra daug pamokymų, kurie nepaseno. Bet jau pats pavadinimas metai primena mums, kad mes taip pat turime savo metus, kuriuos išgyvename, kuriuose paliekame jaunystę, vaikystę, pačius gražiausius prisiminimus ir su viltimi žvelgiame į būsimus metus. Šiandien metai prasideda keliomis žymiomis šventėmis. Tai yra Lietuvos vėliavos diena, Donelaičio gimimo diena. Šiandien katalikiškas pasaulis švenčia ir taikos dieną. Visa tai iš tikrųjų šią dieną, šį rytą daro labai prasmingą. Labai noriu palinkėti, kad visos dienos šių metų būtų prasmingos, kad jos būtų sveikos, kad Klaipėda gražėtų, kad mes prisimintume ir tuos nuskriaustus žmonės pasaulyje, kurios nušlavė tsunamis, kur liko šeimos be tėvų, be vaikų, be pastogės, be drabužių. Ką galime, tą turime. Kad mes prie Donelaičio, kuris čia atsistojo jau gana senokai, ne taip paprastais laikais, ne taip, kaip mums pavyko padaryti šitą vieningai Lietuvai paminklą, atsistojo tais laikais, kada mes čia turėjome daug ir sudėtingų rūpesčių. Bet vis tiek mes padarėme tą, ką padarėme ir šiandien džiaugiamės, kad turime šį Donelaitį savam mieste, kad turime mažąją ir didžiąją Lietuvą vieningą, kad ta Lietuva gyvos ilgai ir ilgai. Sveikinu Jūs, linkiu Jums ištvermės ir gerų darbų, o gerus darbus daryti niekada nevėlu. Ir jaudinosi, bet geros sveikatos, o kai turės Kartu su Mažosios Lietuvos enciklopedija ir su kitais savo, reiškia, dokumentiniais aprašymais. Pasidžiaugti, kad Vieni kitiems galim palinkėti, pasvajoti, o sako, svajonės tai išsipildo, tai su gera sveikata galima pasiekti. O kad į veidą, kad mes galime pasakyti, kad mes iš Klaipėdos ir norėčiau visiems palinkėti, kad tos geros
Kodėl paukštis